Taigi, kaip sudarytas vadovėlis laikas 7, panaši jo struktūra kaip ir vadovėlio žingsniai ir kaip ankstesnių mūsų laikas serijos vadovėlių, tik tai tuos kiekvienos struktūros turinys gerokai skiriasi nuo to, kas buvo anksčiau. Kodėl ta struktūra yra iš esmės išlaikyta ta pati, ogi tam, kad mokiniui yra tikrai patogiau, kai jisai pripratęs dirbti pagal jau žinomą struktūrą. Ir mokytojui taip pat, kai tu žinai, jau atmintinai galima sakyti, vadovėlio sudedamąsias dalis, kur ieškoti kokios informacijos, kur pasikartoti atsiskaitimui, tai tikrai palengvina darbą visom pusėm, kaip sakiau, tiek mokytojui, tiek mokinio. Šiuolaikinis mokinys yra ganėtinai išsiblaškęs ir tikrai kartais jam sudėtingas tą informaciją susirasti, jeigu tai yra visai naujas kažkoks leidinys arba naujas informacijos šaltinis. Taigi, laikas 7 atnaujintą vadovėlį sudaro, žinoma, skyriaus įvadas, kur yra pateikiama svarbiausia skyriaus informacija, trumpas įvadinis tekstas. Taip pat klausimai tokie, ką sužinosi arba, sakysim, pagrindinės tezės, ką tame skyriuje galima įdomaus rasti. Be abejo, laiko juosta, žemėlapis, kuris tinka net keliom temom, pavyzdžiui, nagrinėti, tai sprendžiame, sakysime, kad nesikartotų tie žemėlapiai kiekvienai temai tokią erdvės problemą užimtumo. Toliau, aišku, pagrindinė tema, kurios struktūrą išsamiau netrukus pristatysiu. Taip pat, aišku, skyriaus santrauka, kuri yra reikalinga vien tik tai dėl to, kaip ir kolega Ignas minėjo, ir asmeninė patirtis tai rodo, kad elementariausiai mokinys pasikartoja, prisimena tai, kas toje temoje svarbiausia ir žino, į ką reikia labiausiai atkreipti dėmesį. Ir ne tik tekstas, kaip matote, skyriaus santraukoje, bet ir yra dar schemos, diagramos įvairios, kurios papildo informaciją tą, kurią mokinys mokys. Ir be abejo, šalia temų dar yra ir šalia įprastų temų yra istorija aktyviai temos, kaip ir žingsniuose, kaip ir kelyje, kurios uždengia tą vadinamą 30% pasirenkamo turinio. Kitos struktūrinės dalys tai yra būtent skyrius žinau, moku, galiu, kuris irgi visapusiškai atnaujintas, tuomet kiekvienos dalies gale yra laiko juosta, istorinių asmenybių ir sąvokų žodynas. Irgi pabrėšiu, kad sąvokos nukeliavo į pabaigą vadovėlio ir paaiškinsiu, kodėl tai buvo nuspręsta. Ir taip pat be abejo vadovėlį papildys ateityje užduočių sąsiuvinys paruoštas, būtent skirtas atnaujintam vadovėliui laikas 7 ir pakoreguotas teminis planas, nes dabar yra kaip ir teminis planas pagal atnaujintas programas, tačiau vadovėlyje laikas 7 atsirado papildomų temų arba neliko kažkokių senų, tai šiek tiek tą planą pataisysime, bet jo principas, keisis mažai. Laikas 7 programa keitėsi ne taip kardinaliai, todėl jeigu pažvelgtumėte į vadovėlio skyrius, tai pamatytumėte, kad iš esmės jie išliko kaip ir pagal senesnio laikas leidimo struktūrą, tai yra pradedame nuo pasaulio priešistorės, tuomet einame prie Lietuvos priešistorės, tada apžvelgiame apskritai, kas yra civilizacijos ir senasis rytų civilizacijas ir pirmąją dalį baigiame Egipto civilizacijos apžvalga. O antroje dalyje, kaip ir ankstesniuose leidimuose, taip ir dabar didelis dėmesys skiriamas tom klasikiniam civilizacijom, kurios, kaip sakoma, yra Europos pamatas, tai 2 skyriai senovės graikų civilizacijai ir 2 skyriai senovės Romai. Tačiau jeigu pažvelgtume į turinį išsamiau, pamatytume, jog yra tam tikrų turinio pokyčių ir atsisakėme kai kurių temų, kurios galbūt buvo perteklinės, pasikartojančios, arba mokytojai iš patirties jas, pavyzdžiui, sujungdavo kelias į vieną krūvą, kaip kad atkreipkite dėmesį, pavyzdžiui, kad nėra temų, kurios skirtos pasikartoti tai, ką 5-6 klasė mokiniai pradėdavo kiekvienų mokslo metų rugsėjį, tai yra kas yra istorija, istorijos šaltinių tipai, chronologija,
laikotarpių viso to kaip ir jau dabar atsisakome, nes manome, kad per 5-6 klasę jau turėtų mokiniai šitą įsisavinti. Na ir bet kuriuo atveju mokytojas čia gali pats pasirinkti, jeigu tik tai matote, kad klasė yra, silpniau besigaudanti chronologijoje ir šitų šaltinių privalumuose ir trūkumuose bei įvairovėje, tai tikrai tą temą visada galima pateikti įvade, bet šiuo atveju mes siūlome, jau naujausiame leidinyje pradėti nuo to, kad supažindinti apskritai, kas yra ta priešistorė ir kas tai senovei būdinga. Tai va toks įvadas, o po to jau konkrečiai nagrinėjame būtent pasaulio priešistorės svarbiausius epizodus ir taip pat Lietuvos priešistorės svarbius momentus. Kai kur temos buvo sujungtos, kaip pavyzdžiui, senovės Romos gale antrame tame skyriuje, kuris buvo skirtas senovės Romai, buvo netgi 2 temos, kur buvo nagrinėjama, kaip Roma patyrė jau tą nuosmukį 3 amžiuje ir po to dar bandymai reformų ir galiausiai vis tiek vakarų Romos imperijos žlugimas. Tai dabar visą tai optimizuota ir sujungta yra į vieną temą. Taip pat yra temų, kurių, pavyzdžiui, anksčiau nebuvo, tai kad ir, pavyzdžiui, galime paminėti tokią kaip, pavyzdžiui, baltų kelionė į antiką, kas siejo senovės baltus su antikos civilizacijomis. Na ir temų yra iš viso 44, bet plus dar yra 18 istorija aktyviai temų ir be abejo mokytojas dar čia pridėti gali ir atsiskaitymus įvairius ir projektus ar sakysime, tuos istorijos aktyviai temas, galima jas irgi išplėsti į kelias pamokas. Jeigu tik matote, kad yra toks poreikis, tai tiesiog kūrybiškai naudokitės vadovėlio turiniu ir sėkmingai pasinaudosite, medžiagos tikrai yra pakankamai nemažai. Pirmiausia, tai yra įvadas, kaip matote, lyginant su senesniu vadovėliu taip pat yra, sakysime, atrinkta tik pati konkreti aktualiausia informacija, žemėlapis aktualus tam laikotarpiui, be abejo svarbiausių įvykių laiko juosta ir tai, ką mokiniai sužinos šiame skyriuje nagrinėdami įvadą. Įvadas visuomet yra svarbu ir visuomet aš stengiuosi juo pasinaudoti, kai pradedame skyrių pristatinėti ir kalbėti apie jį, kadangi reikia mokinius įvesti, sudominti tuo, ką mokysis, tai tikrai nesiūlyčiau jo ignoruoti, tikrai duoda naudos. Jau čia prasideda pirmieji probleminiai klausimai, kurie kyla mokiniams ir skatina jų smalsumą bei domėjimąsi tuo, kas laukia. Taip, dabar tema, kaip matote, keitėsi temos faktiškai viskas, jeigu palygintume su tuo, kas buvo ankstesnėje temoje žmogaus kilmė, tai pakito tiek iliustracijos, tiek ir pats maketos, sakysime taip, nes kaip matote jau yra suskirstyta į poskyrius ir stulpeliais pateikiame pradžioje įvedimą į temą, kad būtų sudominimas, kad kiltų kažkokių klausimų, noro domėtis giliau. Na ir be abejo metodinis aparatas, kuris būtent orientuotas į kompetencijų ugdymą ir, kaip jau minėjo kolega Ignas, panašiai kaip vadovėliuose kelias bei žingsniai ar taip pat laiko 9 klasėje vadovėlyje užduotys yra skirtingų lygių ir skirtingiems, sakysime, poreikiams, taip galima taip pasakyti. Kiekvienai užduočiai yra ir prijungtos iliustracijos, tai yra pas mus iliustracijos nuo senųjų laikų buvo kaip dirbanti papildoma informacinė priemonė ir atkreipėte, manau, dėmesį, kad štai yra į klausimus ir nuorodos, su kokia čia iliustracija tie klausimai siejasi. Sąvokos, jų paaiškinimai yra nukelti į galą. Pirmiausia, tai galbūt dėl to, kad galime turėti daugiau erdvės būtent makete ir papildomai dar medžiagos informacijos pridėti. Kitas momentas, kai kurios sąvokos yra mokiniams skirtingų lygių, mokiniai skirtingai, skirtingą turtingumą kalbos turi, taip pasakykime, kai kurie 5-okai arba 6-okai manęs, pavyzdžiui, paklausia, kai sakau, nagrinėsime karikatūrą, jie klauso, sako, ką reiškia žodis karikatūra. Kitiems tai savaime aišku.
Tai, sakysim, irgi galime išspręsti, kad tas mokinys, kuriam reikia susižinoti, jisai susiras ir pažiūrės, kas ten per sąvokos reikšmė, o tas, kuris ir taip žino, tai jam ir savaime jau aišku. Plius, mes skatiname, kad ieškotų mokiniai, kad nebūtų viskas padėta tiesiog ant lėkštutės, nes galiu pateikti pavyzdį iš 8 klasės, kur yra užduočių sąsiuvinyje nurodyta valdovai mūsų valstybės ir reikia ten surašyti jų biografijas, kada valdė, ar ne, ten kokia tautybė žmona, kas ir visa kita. Ir jie ieško internete, vargsta ten ir kartais net neatpažįsta pagal atvaizdą, kuris ten pavaizduodamas privelia klaidų visokių. Tuo tarpu vadovėlio gale yra visos tos valdovų biografijos, reikia tik atsiversti ir viską jie ten rastų. Tai vat skatiname, kad vadovėlį išnaudotų visapusiškai. Ir todėl būtent sąvokos ir asmenybės vienoje vietoje, gale patogiai sudėtos, tik reikia gebėti susirasti. Tai viena iš šiuolaikinių paprasčiausių kompetencijų, kad nepaklysti tame dalyke, tame vadovėlyje, kuris tau turi naudą teikti, o tinkamai jį išnaudoti. Taip, skyriaus santrauka, kaip ir minėta, buvo pagrindiniai aspektai kiekvienos temos yra glaustai aiškiai atskleidžiami. Tikrai aš matau, kad prieš atsiskaitymą mokiniai jau po to paskutinį šiaudą visada žiūri čia, peržiūri būtent skyriaus santrauką, nors mes, aišku, prieš kiekvieną atsiskaitymą susidėliojame akcentus, tai yra aš skiriu pamoką prieš savaitę, prieš atsiskaitymą ir pasakau, į ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį. Kokios iliustracijos galimos, kokios sąvokos, bet vis tiek orientuojasi būtent pagal skyriaus santrauką, nes tai, ką aš kalbėjau, tai, žinot, vieni geriau atsimena, o kiti vėl pamiršta tik išėję iš pamokos, tai vadovėlio turinys šitą santrauką labai praverčia, būtent ne tik tekstas, bet ir papildomos vizualizuojančios schemos teikia mokiniams taip pat informaciją. Nes, pavyzdžiui, ir čia yra paleolitas ar ne, neolitas ir svarbiausi pasiekimai. Ir jeigu mes dabar pažvelgtume, pavyzdžiui, ten, kur bus žinau, moku, galiu, tai reikės mokiniams atskirti ir atpažinti, kokie pasiekimai žmonijos yra iš paleolito, o kurie iš neolito. Tai prašau, čia atsiverti ir jau matai tuos svarbiausius laimėjimus. Istorija aktyviai čia mano kažkada skeptiškai paties vertinto, kai tik baigiau universitetą, o tai buvo jau labai seniai, dar seniau negu šitas vadovėlis švenčia jubiliejų, tai buvau tas toksai, tas enciklopedinis mokytojas, kuris manė, kad reikia viską, mokinys turi žinoti, sausai faktus, datas, nepasiklysti chronologiją ir viską tik tai kalti kaip iš enciklopedijos, bet kai pabandžiau šitos metodus įvairiausius taikyti, atsivėrė visai kiti klodai, istorijos mokymas tapo mokymas daug įvairesnis ir sunku kartais patikėti, kiek to vaikų kūrybiškumo atsiskleidžia ir improvizacijos ir kitiems toks darbas, sakot, dabar jau įdomu istoriją pasidarė mokytis, nes yra žmonių, kurie, ne humanitarai, jiems patinka formulės, skaičiai, tačiau ne datos, pavyzdžiui. Ir tokie kūrybiniai darbai leidžia atsikvėpti, ypatingai šiuo laikotarpiu, kai jau nieko iš viso nenori mokiniai daryti ir tik guli ant suolų ir galvoja, kaip čia pabėgti į kiemą, tai būtent istoriją aktyviai galima nebūtinai prisirišti prie skyriaus ir pabaigus skyrių užduoti, bet jūs galite ir dabar, kad ir vasaros metu tuos visus projektus sudėti arba pakartoti, ypač kuriems reikia taisyti semestrą, kuriems reikia geresnio balo, tai tokie darbai, labai praverčia. Čia vėlgi visi šitie darbeliai, kuriuos čia matote ir matysite vadovėlyje, visi yra mano mokinių išbandyti ir daryti ir, matome, kad rezultatai yra tikrai puikūs ir įvairūs. Taip, kad tikrai skatinčiau, užduoti tuos projektus kaip papildomą atsiskaitimo priemonę arba kartais netgi, kai jau visai matau, kad pavargę arba labai gerai atsiskaitė kokie nors klasėje yra, kurie visi dirba ir varžosi, kas geresnį balą turės, tai kartais mes netgi atsisakome įprasto kontrolinio darbo, pakeičiame atsiskaitymą tokiais kūrybiškais projektais ir tai, paįvairina ugdymą leidžia atsikvėpti nuo tos rutinos. Taigi, iš viso laikas 7, istorija aktyviai, pavyzdžiui, pirmoje dalyje rasite tokius
būdus atsiskleisti mokinių kūrybiškumui. Tai yra eksperimentinė archeologija, tada tyrimas baltų paveldas aplink mus, kurį galima ypač kai progimnazijos vykdo įvairių tyrimų ir projektų užduotis, kur visus metus galima daryti, tai vat mokinys laisvai gali tokį projektą dirbti visus metus ir skaityti mokslo metų pabaigoje. Dantiraščio lentelė, kurios pavyzdį matėte, šventieji raižiniai hieroglifai ir papiruso gamyba. Visą tai bus galima išbandyti patiems mokiniams, jei tik tai bus noro ir jūs užduosite. Na ir žinau, moku galiu, principas yra labai panašus kaip ir žingsnių arba kelio vadovėlyje, tai yra paįvairintas atsiskaitymas ir orientuojamės ne tik į uždarus tokius atkartojančius klausimus, bet ir skatiname būtent kūrybiškumą, kaip ir minėjo kolega, kad jau gebėti parašyti kažkokį argumentuotą tekstuką, septintokas jau turėtų mokėti. Tai čia yra viena iš tokių užduočių, kaip kad pasirinkti kažkokį svarbų išradimą iš to priešistorės, pavyzdžiui, laikotarpio senovės ir argumentuotai jį pristatyti, kodėl jūs manote, kad jisai yra svarbus. Taip pat klaidingus teiginius ištaisyti, taip pat, kaip sakiau, yra užduotis, atskirti, kurie laikotarpio pasiekimai yra neolitiniai, kurie yra paleolito laikotarpio, orientavimasis, aišku, istorijoje ir darbas su žemėlapiu, tai yra būtini dalykai, kaip ir be abejo sąvokos svarbiausios, kurias irgi reikia mokėti paaiškinti, neatkartoti kaip vadovėlyje, bet geriausia, kad mokinys savais žodžiais tai pristatytų, paaiškintų, kad parodytų, jog supranta prasmę tų sąvokų ir žino, kas tai yra. Taip pat, aišku, gale, žinau, moku galiu, yra pagal puslapius nurodytas, būdas įsivertinti. Tai yra, mokinys gali perskaitęs teiginius save įvertinti, ar jisai gali, ar žino, ar moka tam tikrą medžiagą puslapių, ar vidutiniškai taip, ar visai nepavyko išmokti. Jeigu visai nepavyko, tai reikėtų, vadinasi, grįžti prie to ir pakartoti.